of Srila Bhaktivinoda Thakur. Mes skaitysime iš Srilos Bhaktivinodas Thakuros Šaranagati. Actually, I missed out one song yesterday. I have to go back. Iš tikrųjų, vakar kažkaip praleidome vieną dainą, dabar sugrįšime atgal. Om Jnanatimirandhasya Jnanandjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shiyata Kamalam Shri Gurunda Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shiva Shakhanvitangscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyo cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. This song is based upon two verses of Sri Shikshastakam of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Daina, kurią skaitysime, yra pagrįsta dviem Čaitanijos Mahaprabhu Shikshastakam. Galada Shrudharya Vadanang Gadgada Rudhya Gira Pulakai Nichitang Vapukada Tavanamagahane Bhavishyati. Chaitanya Mahaprabhu is praying Viešpats Chaitanya Mahaprabhu meldžiasi, that when will tears flow from my eyes like torrents of rain? kada ašaros iš mano akių bėgs upeliais, When will my voice choke up? kada mano balsas virpės, When you're chanting Hare Krishna, but then out of ecstasy, he cannot chant properly. He's praying like this. jisai meldžiasi tikėdamasis, kad ilgainiui, nežiūrint to, kad jisai stengsis kartoti Hare Krishna, jis nebebus pajėgus to padaryti ir jo balsas virpės. When will the hairs of my body stand on end? Kada mano kūno plaukai pasistos piestų, By chanting your holy names. dėl tavo švento vardo kartojimo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And again, Jugayatam Nimeshena Chakshusha Bravishayatam Shunyayatam Jagat Sarvam Govinda Virahimame. Oh Govinda, feeling your separation, I'm feeling a moment to be like 12 years or more. Tears are flowing from my eyes like torrents of rain, and I'm feeling all vacant in the world in your absence. O Govinda, išsiskyrimo su tavim akimirka yra nelyginant man 12 metų. Ašaros srūva iš mano akių nelyginant upeliai ir visa visata man atrodo tuščia, kai nėra tavęs. So this is our desire, to cry for Krishna. Tai yra mūsų troškimas verkti vardan Krishnos. That is mentioned in the Nectar of Devotion, that if anyone can cry for Krishna, then his life is successful. Atsidavimo nektare yra minima, kad jei žmogus yra pajėgus verkti dėl Krishnos, jo gyvenimas tampa If we sėkmingas. don't cry for Krishna, then we'll cry for Maya. Jeigu neverksim dėl Krishnos, verksim dėl Majos. Oh my family, oh my country, oh my dog. O mano šeima, o mano šalyje, o mano šuo. Material life simply means lamentation, hankering and lamentation. Juk materialus gyvenimas nereiškia nieko kito, kaip pastovius pergyvenimus ir išgyvenimus. Simply miserable. Paprasčiausios kančios. But if that hankering and lamentation is transferred to Krishna, that is the success of our life. Bet jeigu šie pergyvenimai ir išgyvenimai nukreipiami į Krishną, tai tampa gyvenimo sėkme. Hankering, where is Krishna? Nepaliaujami ieškojimai, kur yra Krishna? How can I achieve Krishna? Kaip aš galiu pasiekti jį?
when will I attain to Krishna's lotus feet? Kada aš pasieksiu jo lotoso pėdas? And lamentation, oh, I could not get Krishna. Ir pergyvenimai, o aš vis dar nepajėgus matyti Krišnos. So that is also sorrowful. Tai taip pat atneša tam tikrus pergyvenimus. But that apparent sorrow is transcendental ecstasy. Bet tokie pergyvenimai yra transcendentinė ekstazė. In this material world, the so-called happiness and distress is all miserable. Šiame materialiame pasaulyje taip vadinama laimė ir nelaimė, visa tai tėra kančios. And in Krishna consciousness, the happiness is blissful and the apparent distress is also blissful. O Krišnos sąmonėje džiaugsmas yra palaimingas ir liūdesys palaimingas taip pat. The feeling of separation from Krishna is considered to be the highest ecstasy. Ir išsiskyrimo su Krišna jausmas yra laikomas aukščiausia ekstazė. That pain of separation. Tas išsiskyrimo skausmas. That cannot be understood by any material formulas, but that is a transcendental fact. Jis negali būti suprastas jokių materialių formulių pagalba, bet tai yra transcendentinis faktas. So Bhaktivinoda Thakur is praying to his spiritual master to bless him with these spiritual sentiments. Dėl to Bhaktivinoda Thakura meldžiasi savo dvasiniam mokytojui, prašydamas palaiminti jį šiais transcendentiniais simptomais. Spiritual life means sentiment, emotion. Dvasinis gyvenimas reiškia tam tikrus jausmus. It's not simply sitting in a cave and chanting Om. Tai nepaprasčiausias sėdėjimas oloje, kartojant Om. Or making some meditation to become nothing. Ar tam tikra meditacija siekiant tapti niekuo. Spiritual life means that we develop our emotions transcendentally. Dvasinis gyvenimas reiškia, kad mes išsivystome transcendentinius jausmus ir pojūčius. Because we develop our relationship with Krishna. Dėl savo ryšių su Krišna atstatymo, Krishna is the supreme personality of Godhead. Krišna yra aukščiausias Dievo asmuo. He's a person. Jis asmenybė. He's not a stone. Jis nėra akmuo. Person means he has personality, he has emotions, he has feelings. Asmuo reiškia tą, kuris turi asmenybę, kuris turi emocijas, turi jausmus. He has likes and dislikes, desires. Jis turi troškimus, jis turi tai, ko trokšta ir tai, ko nenori. Because he's the supreme person, his emotions, feelings, desires, sentiments, likes, dislikes, they're developed to the supreme degree. Ir kadangi jis yra aukščiausia asmenybė, jo jausmai, jo emocijos, jo pomėgiai ir tai, ko jis nemėgsta, yra išvystyti iki aukščiausio įmanomo lygio. So Krishna consciousness means developing our personality. Dėl to Krišnos sąmonė reiškia išvystyti savo asmenybę. That means uncovering our real personality, discovering who we are, self-realization. Dėl to tai reiškia savęs pažinimą, atskleidimą, kuo mes iš tikrųjų esame. Who are we? We are servants of Krishna. Kuogi mes esame? Mes esame Krišnos tarnais. Who is Krishna? He is my very intimate and best friend. Kas yra Krišna? Krišna yra mano artimas ir brangus draugas. Krishna is our best master. Jis geriausias mūsų šeimininkas, friend, draugas, child or lover. Vaikas ar mylimasis. You see, people in this material world, they get pleasure from friendship, from family, from love. Galite matyti, šiame materialiame pasaulyje žmonės gauna malonumą iš draugystės, iš šeimos. That loving feeling parent has for the child. Tos meilės, iš tų meilės ryšių, kuriuos jaučia tėvas vaikui. But that will not last forever. Tačiau tai netrunka amžinai. The child will grow old and the parent will also die. Vaikas išauga, o tėvam ateina laikas mirti. But if we have Krishna as our child, then that relationship that will never change, that is eternal. Tačiau jeigu Krišna tampa mūsų vaiku, tokie santykiai trunka per amžius. And he will be the perfect child. He will perfectly reciprocate all our loving feelings. Ir tuo pat metu Krišna yra tobulas vaikas. Jis tobulai atsako į visus mūsų meilės santykius. Krishna consciousness therefore means to develop our transcendental sentiments.
Krišnos sąmonės procesas yra skirtas mūsų transcendentinių jausmų išvystymui. That doesn't mean that we mistake our mundane emotions for transcendental ecstasy. Tai taip pat nereiškia, kad mes savo kasdienius pojūčius palaikome transcendentinėm ekstazėm. That is sahajya. Tai yra sahadija. Sahajya means those who take everything very easily and cheaply. Ir žodis sahadija nurodo tuos, kurie turi polinkį viską priimti labai lengvai ir nepatikrintai. Without becoming detached from material sense gratification, they want to artificially think themselves highly spiritually advanced. Nepasiekę atsižadėjimo nuo materialaus jutiminio pasitenkinimo, jie turi polinkį nenatūraliai galvoti apie save kaip apie toli dvasiškai pažengusius. So one has to carefully follow the rules and regulations of spiritual life. Dėl to visų pirma reikia griežtai sekti reguliuojančiais principais ir taisyklėmis aprašančiomis dvasinį gyvenimą. But we should know the purpose of the rules and regulations also. Bet taip pat turime suprasti šių taisyklių ir reguliuojančių principų prasmę. Rules and regulations in Krishna consciousness is not like an army camp. Taisyklės ir reguliuojantis principai aptinkami Krišnos sąmonėje visiškai skiriasi nuo tų, kurie galioja kariniai stovyklai. Where we are simply following for the sake of following. Kur mes paprasčiausiai sektume jais vien tam, kad sekti. But those rules and regulations we are following to awaken our dormant love for Krishna. Šiomis taisyklėmis ir reguliuojančiais principais sekame tik tam, kad pažadinti savyje savo meilę Krišnai. For instance, we have the regulated principle to come before the Lord in his deity form to chant before him in the arati. Pavyzdžiui, mes turime reguliuojantį principą, skelbiantį, jog turime ateiti prieš viešpaties dievybę ir kartoti jo šventus vardus arati metu. So that is a regulated principle, but what is the effect of that? Tai yra reguliuojantis principas, bet kokiagi jo pasiekmė? The effect is that we come before the Lord and we see his beautiful transcendental form. Pasiekmė yra tai, kad mes ateiname prieš viešpatį ir išvystame jo nuostabų transcendentinį And we pavidalą. chant his beautiful transcendental names. Ir kartuojam jo nuostabius transcendentinius vardus. So that will awaken the feelings for Krishna within our heart. Tai pažadins mūsų jausmus Krišnai širdyje. That is wanted, Ir tai ir yra trokštama. to develop our feelings for Krishna. Išsiugdyti savo jausmus Krišnai. And that Bhaktivinoda Thakur is praying for in this song. Ir šioje dainoje Bhaktivinoda Thakura kaip tik to meldžia. Gurudev kabe mar shedin habe man sthir kari nirjame basiya Krishna nama gabo jabe sansar fuka kane na phasibe deha rog dure robe. He says, praying to his spiritual master, when will that day be mine? Sorry? He says, praying to his spiritual master, when will that day be mine? Meldamasis savo dvasiniam mokytojui, jisai sako, kadagi ateis ši diena. One thing, everyone's looking at this photo, but better use your ear to hear. Kažkodėl visi stengiasi savo dėmesį atkreipti į šią nuotrauką. Now's time for listening. Geriau stengtis See through your ear. koncentruotis į klausimą, žvelgti savo ausimis. Kabe ma shedin habe, when will that day be mine when my mind is fixed still? Kada ateis ta diena, kada mano protas bus sutelktas. Now, in this song, Bhaktivinoda Thakur is going to explain the highly developed spiritual emotions. Šioje dainoje Bhaktivinoda Thakura pasiruošęs paaiškinti be galo išaukštintas dvasinės emocijas. But first, he's saying that the mind will have to be fixed. Bet iš pradžių jisai sako, protas turi tapti sutelktu. There is no question of higher spiritual emotions unless the mind is fixed firmly on the lotus feet of Krishna. Nekyla klausimas apie aukštas dvasinės emocijas iki patos akimirkos, kol protas pilnai nesutelkiamas į Krišną. Vyavasayatmika buddhi ekeha kurunandana. This verse is there in Bhagavad Gita that those people's their mind can be fixed who they fix on one point only. Tai posmas iš Bhagavad Gitos, kuriame sakoma,
kad sutelktų protų gali pasižymėti tik tai tie žmonės, kurie sutelkia savo protą į vienintelį tikslą. So Bhaktivinoda Thakur is saying, when my mind will be fixed, then I can sit alone and chant the name of Krishna. Ir dėl to Bhaktivinoda Thakura sako, kada mano protas bus sutelktas, aš galėsiu sėdėti vienas ir kartoti viešpatės vardus. This word is used here, nirjan. He is referring to nirjan bhajan. Ir čia vartojamas žodis nirjan, nurodantis nirjan bhajaną. Nirjan bhajan means to go and sit by yourself and chant Hare Krishna. Ir nirjan bhajana reiškia nuveiti ir vienam atsisėdus kartoti šventus vardus. This is not recommended for anybody here in this room, including yourself. Šiame kambaryje niekam tai nerekomenduotina. That is a process for highly advanced devotees. Tai procesas rekomenduotinas didžiai pažengusiems atsidavusiems. Those who are not highly advanced, if they go away by themselves, then what happens? Jeigu šio proceso pabandys sekti tie, kurie nėra tiek aukštai pažengę, kasgi atsitiks? That I heard Prabhupada say one time in Vrindavan. Aš esu girdėjęs Šrila Prabhupada vieną kartą pasakius That Vrindavane. if you think you can sit alone and chant Hare Krishna, you'll simply think of women and money and fall down. Šrila Prabhupada sakė, kad jeigu jums atrodo, kad jūs galite eiti į Vrindavaną ir vienas kartoti, sėdėdamas šventus viešpatės vardus, tai kas atsitiks, bus, kad jūs pradėsit galvoti apie moteris ir pinigus ir galiausiai pulsite. And even if we are so much advanced, that is not the order of our acharya. Ir net, jeigu mes būtume tokie aukštai pažengę, tai nėra mūsų ačarių nurodymų. The order of our acharya, Srila Prabhupada, is to preach Krishna consciousness all over the world. Mūsų ačarijos Šrilos Prabhupados nurodymas yra skleisti Krishna sąmonę po visą pasaulį. And he said, at the end of life, you can go and live in Vrindavan. Ir toliau Prabhupadas sakė, bet gyvenimo pabaigoje jūs galite išeiti į Vrindavaną. At the end of life, you sit in Vrindavan and just chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jisai sakė, kad gyvenimo pabaigoje galite išeiti į Vrindavaną, sėdėti čia ir kartoti Hare Krishna. All day and night. Sorry. All day and night you chant. Daryti tai dieną naktį. There's another word. But Prabhupada said, unless you preach throughout your life, then your mind, you won't be able to fix your mind. Bet taip pat Šrila Prabhupadas sakė, kad to jūs nebusit pajėgus padaryti, jeigu nepamokslausite visą savo gyvenimą. Same point, unless the mind is fixed, there's no question of higher emotions. Vėl tas pats momentas, kol protas nesutelkiamas, nekyla klausimas apie aukštesnius išgyvenimus. That is explained by Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Šrila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura, jisai aiškina tai. That you have to preach. Reikia pamokslauti ir That pamokslauti. will make the mind peaceful, fixed on Krishna. Ir tai nuramins protą ir padės jį sutelkti į Krishną. Then, by the power of that advancement, it is possible to chant Hare Krishna. Just chant all day and night. Ir dėka taip atliktos pažangos, jūs tapsit pajėgus paprasčiausiai kartoti Hare Krishna ir neužsiimti nieko kitų. That, he explains, Kirtan Prabhave Sharan Shabhave Shekale Bhajana Nirjan Shambhav. He makes this long song condemning those who artificially try to perform Nirjan Bhajan. Čia aptinkame be galo ilgą dainą, kritikuojančią tuos, kurie nenatūraliai imituodami atlieka Nirjana Bhajaną. He says, Prana Chaitar Shehetu Prachar Pratishta Shahim Krishna Gata Shab. He says, who has got life, he can preach Krishna consciousness. Jisai sako, tas, kas gavo gyvybę, privalo pamokslauti Krishnos sąmonę. Who doesn't want his own name and fame, he can actually preach Krishna consciousness. Tas, kuris nėra suinteresuotas savo vardu ir šlove, jis iš tikrųjų tėra pajėgus
skleisti Krišnos sąmonę. Kirtan prabhave sharana shabhave shekale bhajana nirjan shambhav. When, by the power of chanting, preaching, that Krishna automatically comes in our mind, then this possibility is there to sit and chant Hare Krishna all day, all night alone. Ir dėka tokio kartojimo ir pamokslavimo vėl, mes įgauname tą kvalifikaciją, paprasčiausiai tapdami pajėgus sėdėti ir kartoti šventus vardus. But practically we see that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur himself didn't do that. He preached up to the last moment of his life. Tačiau praktiškai mes galime matyti, kad Šrila Bhaktisiddhantas Sarasvatis nedarė to. Visą gyvenimą jisai pamokslavo. And our Srila Prabhupada also, he preached up to the last moment. Ir mūsų Šrila Prabhupada, jisai pamokslavo iki pat paskutinio atodūsio. Prabhupada, one time he was traveling in America, one day, one city, like this, going place to place, preaching. Kartą Šrila Prabhupada pamokslavo keliaudamas Amerikoje, aplankydamas kasdieną vis naują miestą. He was actually very sick. Ir jisai iš tikrųjų susirgo. Jai Nitai, go stay and rest, don't go anymore, stop your talk. Ir dėl to atsidavusiai įkalbinėjo Prabhupadą, apsistokit vienoje vietoje, nekeliaukit, pasigydykit. So there were so many devotees there telling Prabhupada, don't go. Prabhupada was telling his servant, pack the bag, put everything inside. Prabhupada nurodinėjo savo tarnams, pakuokite lagaminus, ruoškitės kelioniai ir kiti atsidavusiai įkalbinėjo jį pasilikti. And Prabhupada didn't listen to what they said at all. He simply told his servant, pick up the bags, and they walked out. Jisai netgi neklausė tų balsų, jis liepė savo tarnams supakuoti lagaminus ir iškeliavo. And as they were walking out, the temple, still the devotees were saying, please Prabhupada, please, you'll get more sick. Please take some rest. Ir jam beišeinant, atsidavusiai nenumaldamai prašė jo, Šrila Prabhupada, niekur neikite, jūs dar sunkiau susirgsite. Prabhupada turned round and looked the devotee in the face and said, you don't understand. Šrila Prabhupada apsisuko, pažvelgė šiam atsidavusiam į veidą ir pasakė, tu nesupranti. He said that I want the benediction from Krishna to fight for him up to the last breath, just like Arjuna did. Aš noriu tokio palaiminimo iš Krišnos, kovoti jo labui iki pat paskutinio atodūsio, nelyginant Arjuna. So Prabhupada told all his disciples, you preach all your life, at the end of your life, you sit and just chant Hare Krishna, prepare yourself for death. Dėl to Šrila Prabhupada davė tokius nurodymus visiems savo mokiniams. Pamokslaukite visą savo gyvenimą ir gyvenimo pabaigoje paprasčiausiai atsisėskite ir kartodami Hare Krishna pasiruoškite mirčiai. You see here Bhaktivinoda Thakur is praying to his guru for the mercy to be able to chant in such an elevated stage. Čia galite matyti Bhaktivinodą Thakurą besimeldžiantį ir prašantį galimybės kartoti Hare Krishna tokioje išaukštintoj būsenoje. So we cannot artificially attain to such a stage. Nėra būdo nenatūraliai dirbtinai pasiekti tokią When we padėtį. are blessed by Guru and Krishna, then we can achieve to such a position. Kai būsim palaiminti Guru ir Krišnos, tik tai tada te galėsime pasiekti tokią padėtį. So we will get those blessings by giving every drop of our blood for the Sankirtan movement. Ir tokius palaiminimus te galime uždirbti atidavus Sankirtanos judėjimui paskutinį savo kraujo lašą. Bhaktivinoda Thakur is praying, on that point, that even we may be blessed with such a mentality that now we are free from all material contaminations, we can simply chant Hare Krishna. Ir tada mes galime būti palaiminti, kad taptume laisvi nuo bet kokios materialios nešvaros ir tada būsime pajėgus paprasčiausiai kartoti Hare Krishna sėdėdami. By preaching, we purify others and we purify ourselves also. Pamokslaudami ir dar kartą pamokslaudami, mes apvalysime kitus ir apsivalysime patys. But if we become so much purified that we can actually sit and chant Hare Krishna, we'll have so much taste for preaching that we cannot give that up.
Bet iš tikrųjų, jeigu apsivalysime pakankamai, jau nebebūsime taip pat pajėgus sėdėti ir kartoti Hare Krishna, kadangi negalėsime atsispirti pamokslavimo skoniui. Practically, you see, just like who are the gurus in ISKCON now? Jūs turite tokį praktinį pavyzdį savo gurų įskonę. How have they become gurus? Kaip jie tapo gurų? You may say, well, they're ordinary people like us. Jūs galite pasakyti, jie buvo eiliniai žmonės tokie kaip mes. They were born in such and such a family at such and such a time. Jie tokiu ir tokiu metu gimė tokio ir tokio šeimoje. They went to school. Lankė mokyklą. They did so many things. And they joined Hare Krishna movement. Jie užsiėmė įvairiausiais dalykais ir pagaliau prisijungė prie Hare Krishna. Then, how are they spiritual masters? Kokiu būdu jie tapo dvasiniais mokytojais? Because they've got a taste for this preaching. Tai atsitiko todėl, kad jie pajuto pamokslavimo skonį. Because they can't give up this preaching. Jie tapo nebepajėgus palikti šio pamokslavimo. They followed the order of Chaitanya Mahaprabhu as given to us by Srila Prabhupada. Jie seka viešpatės Čaitanijos nurodymų suteiktų mums Šilas Prabhupadas. Jare dekho tare kaha Krishna upadesh amar aggai guru haya taro idesh. Wherever you go, whoever you meet, instruct them about Krishna, and this way become a guru and deliver the land. Ką besutiktumėt, kur beeitumėt, ką besutiktumėt, mokykit jį apie Krishną, tapkite tokiu būdu guru ir išvaduokite visą žemę. So this is the taste we want to get. Tai yra skonis, kurio mes siekiame. You should all become gurus also. Visi jūs taip pat turite tapti guru. That is Chaitanya Mahaprabhu's order. Tai yra viešpatės Čaitanijos Mahaprabhu nurodymas. Guru means you teach others. Guru reiškia, jūs mokote kitus. Teach them about Krishna. Mokykite juos apie Krishną. Speak about Krishna. Kalbėkite apie Krishną. When you meet people, don't talk about anything but Krishna. Kai sutinkate žmonės, nekalbėkite su jais apie nieką kitą. Give them Krishna's instructions in Bhagavad Gita. You are not this body, you are the servant of Krishna. Duokite jiems Krishnos nurodymus iš Bhagavad Gitos. Jūs nesate šie kūnai, jūs esate dvasinės sielos. In this way become a guru and deliver others. Tapkite tokiu būdu guru ir išvaduokite kitus. Then automatically we'll get all taste for Krishna consciousness. Ir automatiškai jūs gausite visai manoma Krishna sąmonės skonį. We cannot stop that preaching. Ir niekas nebebus pajėgus sustabdyti jūsų pamokslavimą. When we have a taste that we cannot stop speaking about Krishna, then we know our life is becoming successful. Kai mes įgauname tokį skonį, kuris neleidžia mums nustoti pamokslauti apie Krishną, mes galime būti užtikrinti, kad mūsų gyvenimas tampa sėkmingas. That result is described by Bhaktivinoda Thakur. Toliau Bhaktivinoda Thakura aprašo Samsara fuka, karena pashibe, deharog, dure rabe. Samsara fuka, that means what should we say fuka means? Like the hustle and bustle and shouting and screaming and pandemonium of material life. It's a blah 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 babble of material life. Žodžiu, tas žodžių derinys, jisai reiškia labai daug dalykų sudėtų į vieną vietą. Tai ir riksmas, ir žviegimas, ir taip toliau, ir taip toliau. Žodžiu, toksai kategorinis materialaus gyvenimo atmetimas. Just like if you turn on the radio, you can tune it to different stations. Panašiai kaip įsijungę radiją, jūs galite keliauti įvairiomis bangomis. And here someone will be speaking, and the latest news from Bulgaria is there's fighting going on and there's riots in the streets. Ir jūs galite girdėti žinias apie Bulgarijoje vykstančias kovas gatvėje. Then you go to another station and people are discussing the relative values of Mozart and Beethoven. Ir toliau jūs galite, jūsų dėmesys gali sustoti ties kitą stotimi, kur žmonės aptarinės relatyves Mozarto ar Beethoveno tiesas. And you go to another station and there's ba-bam, 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 I love you, baby. Ir kitoje stotyje jūs girdėsite tokios tematikos muziką.
And so many radio stations, all someone saying this, that, something else. Ir tiek daug radio stočių ir kiekviena iš jų transliuoja kažką. Or if you walk down the street in central London, you go past one shop and there's some rock music is blasting out. Arba jeigu jūs einate Londono centre, iš kiekvienos parduotuvės sklinda kurtinanti roko muzika. Then you go to another place and there's someone standing there. Come inside, get your cheap clothes, special only today. Of course, he's standing there every day saying special only today. Ir eidami toliau jūs galite girdėti žmogų stovintį su mikrofonu ir kviečiantį visus užeiti į parduotuvę ir nusipirkti pigių drabužių tik šią dieną. Be jokios abejonės jisai tai daro kiekvieną dieną. So many different noises. Tiek daug triukšmo. So many people saying so many things. Tiek daug žmonių kalba, tiek daug dalykų. Sometimes you just want to be peaceful. Ir kai kada mums paprasčiausiai pasinori būti taikingais. But even if you go away somewhere in the country to be peaceful, still your mind, there's so many things going on in the mind. Ir kita vertus, kur jūs benukeliautumėt šalyje, tas triukšmas tęsis jūsų prote. So real peace means turn the radio off forever. Dėl to tikrasis nusiraminimas reiškia paprasčiausiai išjungti radiją amžiams. No more interest in the fighting in Bulgaria or wherever it is, Chechnya. Daugiau nebesidomėti kovomis Bulgarijoje ar Čečėnijoje, kur tai bebūtų. And no interest to who's Mozart or who's Beethoven or whoever they are. Ir daugiau nebesidomėti nei Mozartu, nei Beethovenu, kuo jie bebūtų. And no more interest in I love you baby either. Ir daugiau nesidomėti tokio turinio dainomis. No interest in anything in this material world. Nebesidomėti daugiau niekuo materialiame pasaulyje. Means we may take some interest what we need to know for serving Krishna. That's all. Kitais žodžiais tariant, tai reiškia, kad mes tesidomim tuo, kas mums reikalinga, kad galėtume tarnauti Krishnai. Otherwise there's millions of topics to fill up our brains. Priešingu atveju milijonai temų užpildo mūsų smegenis. You go in a library, so many books on so many subjects. Jūs galite matyti tiek daug knygų įvairiausiomis temomis pripildytas bibliotekas. You'll find 50 books on how to play chess. Jūs galite rasti 50 knygų, kaip žaisti šachmatais. 10,000 books, just stories. 10 tūkstančių knygų, vien istorijos. 10,000 books, stories means only imagination, fantasy, nonsense. Ir šios 10 tūkstančių knygų reiškia, kad vien kažkas išgalvota, kažkas išfantazuota, galų gale nesąmonės. People like to fill their brains with meaningless stories. Žmonėm patinka pripildyti savo smegenis beprasmių istorijų. Just imagination, that's all. Just fantasy. Absolutely no meaning or value to anybody. Paprasčiausiai išmislai ir fantazijos, neturinčios jokios gyvenimiškos vertės. There's so many different subjects. Psychology, sociology, history, so many different things. Ir tiek daug įvairių dalykų, istorija, sociologija ir taip toliau. The value of all of it put together, all the universities put together, all the libraries put together, all the television stations put together, all the rock bands put together, the total value is absolutely zero, nil, ziffer, nothing. So Bhaktivinoda Thakur wants to turn it off. Dėl to Bhaktivinoda Thakura panoro paprasčiausiai išjungti tai. Bas, finished. Viskas, pabaiga tam. No more interest in all this. Daugiau nesidomėti tuo. Now all I'm interested in is serving the lotus feet of Guru and Krishna. That's all. Daugiau toliau aš domėsiuos tik tai, kaip tarnauti Guru ir Krishnai ir tai viskas. Forget all that nonsense. Ir visas tas nesąmonės užmiršiu. Then, Deharoga Dure Robi. Deharoga means the disease of the body. Tai reiškia kūno ligas. The real disease is forgetting Krishna. Tikroji liga yra Krishnos užmarštis. That is manifested as heart disease. Tai pasireiškia kaip širdies liga. This heart disease is very dangerous.
Ir ši širdies liga be galo pavojinga. Which heart disease? Kokia širdies liga? Does this mean we should have some bypass surgery? You know what that is? Bypass heart surgery. Ar tai reiškia, kad mums reikalinga kažkokia širdies operacija? But that won't help the real heart disease. Ne, ji nepadėtų mūsų tikrai širdies lygai. Real heart disease is described in Srimad Bhagavatam. Hrit Kama Roga. Tikroji širdies liga aprašyta Šrimad Bhagavatam. Hrit Kama Roga means the heart. Hrit reiškia širdį. Kama means lust. Kama reiškia geismą. And Rog means disease. Roga reiškia lyga. So this lusty desires, that is the disease in our heart. Ir tokiu būdu šie gedulingi troškimai yra liga mūsų širdyje. Bhaktivinoda Thakur is praying that will be long distant away from me. I will leave that far behind. Bhaktivinoda Thakura meldžiasi, kad taptų pajėgus palikti tai toli už savęs. Then Hare Krishna Bali, Gahiti, Nayane Bhavide. Then by chanting and chanting Hare Krishna, the eyes will be full of tears. Ir tada, kartojant Hare Krishna, ašaros pripildys akis. This is wanted. Tai ir yra trokštama. Not artificially. Tai nėra kažkas dirbtino. It has become a business in India to imitate ecstasy. Indijoje daugeliui tai tapo profesionaliu užsiėmimu imituoti ekstazę. Artificial ecstasy to make people think that this is a great devotee. Dirbtinė ekstazė priverčianti žmonės manyti apie jūs kaip apie didį atsidavusi. Just like some people, they speak on Bhagavatam and their eyes fill with tears. Kaip pavyzdžiui, kai kurie žmonės pasakoja apie Bhagavatam ir jų akis prisipildo ašarų. And people think, oh, very great devotee. Ir žmonės mano, toks didis atsidavęs. But why are his eyes filled with tears? Bet kodėl jo akis prisipildo ašarų? Because he has put chili powder in his nose. Dėl to, kad į nosį jis įsiberia čili. Just so people will think that he's become a great devotee. Ir tai tampa priežastimi, kodėl žmonės pradeda galvoti apie jį, esant didžiu atsidavusiu. So if love of God was so cheap that you could get 10 paisa worth of chili powder and that is the ecstasy, then what is the use? Jeigu meilė Dievui būtų tokia pigi, kad už kelis pensus jūs nusipirktumėt sumalto čili miltelių ir įsiberti į nosį ir gautumėt ekstazės simptomus, tai kokia to vertė? We don't want anything artificial. Mes nenorim nieko dirbtino. We should not be sahajiyas. Turėtume vengti būti sahajijais. Please note this word very carefully. Labai gerai įsidėmėkite šį žodį. Because this is a very dangerous syndrome. Tai labai pavojingas sindromas. Artificial ecstasy syndrome. Dirbtinės ekstazės sindromas. It's like in the hospital they see different kinds of heart disease, different syndromes, and they give it a name. HBP, high blood pressure. So this is AES, artificial ecstasy syndrome. Panašiai kaip ligoniniai, širdininkai, jie apreiškia įvairius širdies ligos sindromus ir kiekvienas iš jų būna įvardintas. Taip ir šis, jis turi pavadinimą dirbtinės ekstazės sindromas. Sometimes we see some devotee, we can see immediately, AES case. Galime matyti praktiškai atsidavusi ir taip pat matosi, kad jis yra DES. DES in Lithuania. Or in English it's called pure emotional service. Iš anglų kalbos išvertus tai reiškia tyra emocinė tarnystė. Instead of pure devotional service, pure emotional service. That we don't want. Tai yra netyra atsidavimo tarnystė, o tyra emocijų tarnystė. Tai nėra tai, kas trokštama. But we do want to come to the standard of pure devotion. Bet mes iš tikrųjų turėtume pakilti iki tikro atsidavimo lygio. That when we chant Hare Krishna,
tears will automatically come to our eyes. Kai mes kartosime Hare Krishna, ašaros automatiškai pasirodys akise. We want that the temple commander will have to appoint someone. His job is you have to wipe up the floor after kirtan. All the tears you have to wipe up. That we want. When will that do be? Tai, kas trokštama ir tai, kas neišvengiamai įvyks, šventyklos komendantas turės paskirti kaip pareigą kažkam iš atsidavusių po kirtano iššluostyti grindis nuo ašarų. Dehete pulak, udita hoibe, premete koribe bha. That because the heart is filled with such intense love of God that all the hairs on the body stand on end. Kadangi širdis perpildyta tokios intensyvios meilės Dievui, plaukai ant kūno atsistoja. Gada gada bani, mukhe bahiribe, kapibe sharira mama. Then my body, while speaking, the voice will be choked up. Ir kalbant, balsas jisai pradės užsikirsti. And my body will tremble in ecstasy. Ir kūnas drebės ekstazėje. Dharma muhu muhu, viborna hoibe. Then stambita pralayasham. That all the time the perspiration will come from the body. Ir visą laiką nepaliaujamai kūnų tekės prakaitas. The body will become pale. Pale means just like light, very light color, lose its color. Viborna literally means without color. Ir kūnas taps pablyškusiu. And I will become stunned as if about to die. Ir jisai sustings nelyginant prieš mirtį. Nishkapate heno dasha kabe hobe niranta namagabo. So this is a very important word he's using. Nishkapat means without any cheating. Ir čia taip pat vartojamas šis svarbus žodis, reiškiantis vertime be jokios apgaulės. Means when those symptoms will actually manifest. Kitaip sakant, reiškiantis tą laiką, kada šie simptomai iš tikrųjų pasireikš. This is a very important word, nishkapat. Ir tai labai svarbus žodis nishkapat. No cheating, no show, no material motive. Jokios apgaulės, jokio šou, jokios materialios motivacijos. Sometimes devotees come and they make a show of being a very good devotee, but they have some hidden material motive. Kartais atsidavusiai daro tokį šou, stengdamėsi atrodyti labai gerais atsidavusiais, bet turi paslėptus materialius troškimus. They're serving very nicely, but one day they've vanished and the donation box has vanished also. Jie kurį laiką atlieka nuostabią tarnystę, bet vieną dieną dingsta ir taip pat tą pačią dieną dingsta aukų dėžutė. Or they're serving very nicely, but they're thinking, by this Hare Krishna, I can go to America. Arba then I'll be happy. Jie tarnauja labai gerai, bet galvoja, pasinaudojęs šiais Hare Krishna, aš nukeliausiu į Ameriką ir čia tapsiu laimingu. This is kapatata, cheating. Tai yra apgaulė. So bhakti should be nishkapat, without any personal motive, no hidden motive. Ir bhakti turi būti be jokios materialios motivacijos. Serve for the sake of serving. Tarnauti vardan tarnystės. And in course of time, the advanced stage will manifest for those who are serious to serve. Ir laikui bėgant, ši pažangi pakopa pasireikš tiem, kurie yra rimtai nusiteikę. Naturally for such a devotee, he will always want to chant. Ir toks atsidavęs natūraliai panorės kartoti. Abeshe rahaya deha jatra kari, tomara karuna pabo. So being thus absorbed in ecstasy, I will pass my life and in this way attain your mercy. Taip, paskendęs ekstazėje, aš praleisiu gyvenimą ir pasieksiu tavo prigimtį. So this is a very interesting word, deha jatra. Tai labai įdomus žodžiai, deha jatra. It means the journey of the body, or in other words, life. Reiškiantis gyvenimą. The journey of the body is
dehinosmin yatha dehe kaumaram yovanam jara tata dehantara praptihi. The journey of the body is childhood, boyhood, youth, old age, death. Kūno kelionė yra vaikystė, jaunystė, senatvė ir mirtis. Birth, growth, maintenance, production of byproducts, dwindling, and death. These are the Shadavikars, 6 changes of the body. Ir 6 kūno pokyčiais yra gimimas, vystimasis, išlikimas, naujų produktų sukūrimas, vytimas ir mirtis. Birth, there are 2 stages. Birth means 2 stages. Gimimas aprašo 2 stadijas. Then when the semina mixes with the ovum and they mix, then the child starts to grow within the womb. Susimaišius vyro ir moters lytinėms ląstelėms vaikas pradeda augti. That position is called garbhastha, within the womb. Ir ta padėtis, tai padėtis įsčiose. And when the child comes from the belly of the mother, that is called bhumistha, means he's come out onto the earth. Ir kai vaikas gimsta įprasta mums prasme, palieka įsčias, tada tai yra antroji gimimo stadija. Then the body begins on its journey. Ir tada prasideda kūno kelionė. And what is the ultimate destination? Ir koks galutinis tos kelionės tikslas? Bhasmi bhutasya dehasya. This body will end up as ashes. It will be burned. Kūnas jisai pavirs pelenais, bus sudegintas. Of course, probably because this is a Catholic country, they mostly probably bury the bodies. Kadangi tai katalikiškas kraštas, matomai čia kūnas užkasamas. So if the body is buried, then it becomes, turns into food for the little insects that come and eat it. Ir jeigu kūnas užkasamas, matomai jam skirta tapti mažų vabzdžių maistu. Another alternative, just like the Parsis, there's one sect of fire worshippers in India, they're called Parsis. Arba kita alternatyva, kaip Indijoje yra tokia sekta vadinama Parsi, they're called Parsai. So they have an interesting system of disposing of the dead body. Jie turi įdomią sistemą, kaip elgtis su lavonu. They have a big tower, and on the top they have a flat space. They put the dead body there. There's a big tower, just like in Vilnius there's that big tower, that big radio tower. Yeah. So there's a flat space on top. They put the body up there. Jie turi labai aukštą bokštą ir aikštelę viršuje, kur padeda tą mirusiojo kūną. And the vultures come and have a feast. Ir ateina šakalai ir Shakali is vultures. Shakuni is Sanskrit. Ir čia surengia puotą. That Duryodhana's uncle was also known as Shakuni. Vulture. His character was just like that also. But the vulture was better. Anyway, that's another thing. Duryodhanas dėdės vardas buvo Šakuni, kas išvertus reiškia šakalą. Čia taip pakeliui. So this body is on a journey towards death. Dėl to, kaip ten bebūtų, kūno kelionė yra link mirties. Sometimes people think traveling, that must be a lot of fun. Kai kada žmonės gali galvoti kelionę, jie visada lydi daug pramogų. Oh, ISKCON sannyasis, they travel all over the world. Must be a very nice life. ISKCON sannyasis, jie tiek daug keliauja po pasaulį. Matomai tai taip nuostabu. Actually, it is a very nice life. Iš tikrųjų, tai ir yra nuostabus gyvenimas. To see all the devotees dancing and chanting in different places. Matyti įvairius atsidavusius, šokančius ir dainuojančius įvairiose vietose. But there's no particular pleasure in traveling. Bet nėra konkretaus malonumo kelionėje. Having your body shaken about in train carriages.
jausti savo kūną, jaustis kratomų keliaujant traukiniu. or going up 10,000 feet in the air and then coming down again. I don't know what it does to your body, but I'm sure it's nothing good. Ar pakilti 10 tūkstančių pėdų į viršų ir po to leisti žemyn. If you don't do it much, then if you do it, it may seem very exciting. If you're only staying in one place, then if you go to another place, you think, oh, very exciting, today I'm going to another place. Jeigu jūs iš tikrųjų beveik nekeliaujate, tai kelionė gali pasirodyti jums pramoga. But if every 1, 2, 3 days you're going to another place, after some time, there's no excitement in that. Bet jeigu jūs keliaujate kas dien, kas 2 ar kas 3, ilgainiui jūs pradedate abejoti, ar tai iš tikrųjų pramoga. But anyway, if you don't get the opportunity to travel, don't worry. Bet jeigu jums nepasitaikė tokių progų pakeliauti liksotės, nesijaudinkit. You've all done plenty of traveling. Everyone has done plenty of traveling. Kiekvienas iš mūsų jau prisikeliavom. Up and down the universe. Aukštyn ir žemyn visatoje. Sometimes in heavenly planets, sometimes in hellish planets. Pabuvojom rojuje ir pragare. Sometimes as a hog, sometimes as a dog. Buvome kiaulėmis ir buvom šunimis. Sometimes as Indra, the king of heaven. Kažkada buvome Indra, dangaus karaliumi. And sometimes there's another Indra, which means a tiny germ. It's also called Indra. Indra gope. Kind of germ. Taip pat buvome kitokių Indra, nedidelių kirminų, kuris vadinamas Indra gopa. So, in all this traveling through 8,400,000 species of life, we have now been so fortunate to get the grace of Guru and Krishna. Tokiu būdu keliavome, nenuilgdami po 8,400,000 gyvybės rūšių, iki tos akimirkos, kol pagaliau gavome Guru ir Krishnos malonę. Eta Brahman Bhari Ananta Jivagan Chaurashi Lakha Jonite Karaye Brahman. In this universe, in every universe, there are unlimited number of living entities. Šioje visatoje, kaip ir visose kitose, yra nesuskaičiuojamas skaičius gyvų būtybių. They are filling up the universe. Jos pilnai užpildo visą visatą. Sarvagata, everywhere there are living entities. Kur be pažvelgsi, visur gyvos būtybės. All the planets, there are different living entities. Įvairiose planetose skirtingos gyvos būtybės. The foolish people, they think that God made all the stars in the sky at night just so that people can look at them. Kvailiai, tik tai kvailiai gali galvoti, kad šios žvaigždės nakties danguje yra sukurtos jiems pasigrožėti. They think God is so foolish, he made such a big arrangement for nothing. Jie yra tiek kvaili, kad drįsta galvoti, kad Dievas toks kvailas, sukurdamas visą tai be jokios prasmės. But God, he does everything rationally, not like the foolish people. Bet iš tikrųjų viskas, ką daro Dievas, yra racionalu, priešingai tam, ką daro kvailiai. He made all the planets with different living beings. They're all fully inhabited. Jisai kiekvieną planetą pripildė gyvomis būtybėmis. And even between the planets there are living beings. Ir taip pat gyvų būtybių apstu tarp planetų. The Siddhas, they are a class of people. They fly planet to planet by their own yogic power. Siddhos, tam tikra žmonių grupė, jie skraido nuo planetos prie planetos savo mistinių galių pagalba. There are some birds, they are very big eagles. They fly from planet to planet. Yra labai dideli stabūs paukščiai, jie skraido nuo vienos planetos prie kitos. They lay their eggs while they're flying. The eggs are hatched in space. Jie deda kiaušinius skrisdami ir tie kiaušiniai lieka erdvėje. And they eat elephants. O valgo jie dramblius. This is described in Bhagavatam, 5th canto.
Tai aprašyta 5 Šrimad Bhagavatam giesmėje. So everywhere there are living entities and they're traveling from body to body to body. Ir tokiu būdu visur yra gyvos esybės ir jos keliauja iš vieno kūno į kitą ir įsekantį. Eta Brahmandaha. Then Erupe Brahmanda Brahmite Kono Bhagavan Jeev Guru Krishna Kripai Pai Bhakti Lata Bij. Out of so many living beings, someone is lucky enough to get the mercy of Guru and Krishna and then get the idea of devotional service. Iš daugelio tokių gyvų esybių kažkas tampa pakankamai sėkmingas gauti Guru ir Krišnos malonę ir to pasekoje kažkokį supratimą apie atsidavimo tarnystę. So, one who has got this idea of devotional service, he should decide to make one more journey only. Dėl to tas, kuris jau gavo tokį supratimą, jisai turi priimti ryžtingą sprendimą atlikti paskutinę kelionę. Instead of journeying to a dog body, a hog body, a cat body, a demigod body, a worm and stool body, he should make one journey back home, back to Godhead. Vietoj įvairiausių kelionių iš šuns, kiaulės, pusdėvio ar slieko išmatose kūnus, jisai turėtų atlikti paskutinę kelionę atgal pas Dievą. And as we are here now, we should do what we can to bring others with us. Ir taip pat mes turime padaryti viską, kad pasiimtume kitus su savim. We should make all endeavors to bring others back to Godhead. Mes turime dėti visas pastangas, kad kiti taip pat keliautų su mumis. If we make the endeavor to bring others back, then certainly we will go ourselves. Jeigu mes dėsime pastangas tam, kad sugrąžintume kitus, be jokios abejonės sugrįšime ir patys. Especially we have to consider we don't have much time. Taip pat ypatingai dėmesį turėtume atkreipti į tai, kad laiko liko tiek nedaug. This body will not last very long. Kūnui liko tiek nedaug. So yet let us use every ounce of our energy for spreading this Sankirtan movement. Dėl to kiekvieną savo energijos lašelį panaudokime Sankirtanos judėjimo skleidimui. Especially those who are young, they've got energy, they should work very hard. Go out, distribute books, chant Hare Krishna, let people know about Krishna. Ypatingai tie, kurie dar jauni, jie turi tiek energijos ir turi panaudoti ją pasakodami žmonėms apie Krishną ir pamokslaudami jiems. Use every ounce of your energy to serve Krishna. Kiekvieną savo energijos lašelį panaudoti tarnystėje Krishnai. Don't waste any time. Ir ne gaišti laiko veltui. Be fully engaged in chanting Hare Krishna and preaching the glories of Sri Krishna. Būti pilnai panirusiems į Hare Krishna kartojimą ir Krishnos šlovės pamokslavimą. That way you will stay young forever. Ir tokiu būdu jūs išliksite jaunas amžinai. The body will grow old, that is guaranteed. Kad kūnas pasens, tai garantuota. But if we get this feeling for preaching, then our heart will always stay young. We'll always be fresh. Bet jeigu jūs įgysite šį pamokslavimo jausmą, jūsų širdis ji išliks jauna per amžius. Pranache jar shehetu prachar. We'll go on, we'll feel, I have to preach, I have to speak about Krishna. Jūs jausitės, kad norite ir toliau tęsti pamokslavimą apie Krishną. So let us all cultivate this mood of Krishna Kirtan. Dėl to pasistengime visi kultivuoti šį Krishnos kirtano dvasią. Kirtan means to glorify Krishna. Kirtan reiškia Krishnos šlovinimą. By chanting his holy names, Jo švento vardo kartojimu, preaching his glories, jo šlovės pamokslavimu, distributing his books. jo knygų platinimu. This is all Kirtan. Visą tai kirtan. And in this Kali Yuga, Kirtan is the way to get the mercy of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, who has very kindly appeared here in Kaunas with his brother Nityananda Prabhu. Ir kirtanas yra būdas Kali Jugos metu gauti viešpaties Šri Krishnos Čaitanijos Mahaprabhu malonę, kuris, būdamas toks maloningas, apsireiškė čia Kaune su savo broliu Nityananda Prabhu. So Chaitanya Mahaprabhu has come here very kindly, now you have to worship him. Tokiu būdu viešpats Čaitanija, būdamas maloningas, pasirodė
telieka garbintieji. Lord Chaitanya Mahaprabhu is worshipped by Sankirtan. Viešpats Chaitanya Mahaprabhu jisai gali būti garbinamas Sankirtana. Krishna Varnam Tvisha Krishnam Sangopangastra Parshadam Yagyai Sankirtana Prayar Yajantihi Sumedasaha. In this age of Kali, those who have got sufficient brain substance will worship the personality of Godhead, who has appeared in a golden form with his associates, by chanting the holy names of Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Šiame Kalijugos amžiuje žmonės, kurie pakankamai protingi, garbins aukščiausią Dievo asmenį, kuris pasirodė lydyto aukso spalvos kūnų, kartodami šventus vardus. And by preaching his glories all day and night in every town and village, every corner of the world. Ir pamokslaudami jo šlovę, jie susijungs, užtvindinami visus pasaulio miestus ir kaimus. This is the way to become advanced in Krishna consciousness. Tai yra būdas, kaip mes galime tapti pažengę Krišnos sąmonėje. Do something to please Krishna. Daryti kažką Krišnos patenkinimui. Krishna will be pleased by our endeavors to preach his glories. Krišna bus patenkintas mūsų pastangų skleisti jo šlovę. That Prabhupada said. Tai pasakė Šrila We Prabhupada. have given so many lifetimes to Maya. Šrila Prabhupada sakė, kad mes tiek daug gyvenimų paaukojam Majai. Now just give this one lifetime to Krishna. Dėl to pabandykime paaukoti Krišnai vos šį vieną You gyvenimą. will not be the loser. Jūs nebūsit tas, kuris kažką praras. Hare Krishna. Any question? Klausimai. Материя часто называют Видуру воином. Как это понять? Very often Maitreya is calling Vidura fighter, a soldier. How we can understand it? Yeah, there are two kinds of heroes. Do you want to say in the mic the question so everyone can hear? Maitreya dažnai vadina Vidurą kariu, kaip galime tai suprasti. Atsakymas prasideda taip. Egzistuoja dvi rūšės karių. So there are two kinds of hero. Yeah. One is one who fights with the sword and subdues the enemy. Viena rūšis yra kariai, kurie kaunasi kalaviju ir tokiu būdu įveikia priešą. The other is he who subdues the mind by spiritual strength. Ir kita rūšis yra tie, kurie įveikia kaudamėsi protų. Now, Vidur was living in the palace of Dhritarashtra, the brother of Dhritarashtra, who was a Kshatriya. Vidura gyveno Dhritarashtros savo brolio, kuris buvo Kshatrijus rūmose. So, on account of that relationship, he may have been called hero. Dėl tokio ryšio jisai gali būti vadinamas kariu. But a more important demonstration of his heroism is his victory over the mind and senses. Tačiau jo didvyriškumas labiau iliustruojamas jo pergalė prieš protą ir jausmus. Yeah, just a moment. For that reason, different acharyas are giving elaborate explanation of different symptoms of ecstasy. If to consider a fact that there always is a tendency to imitate these symptoms and so on. Because it seems that for one who is actually feeling this ecstasy, there is no need for such explanation. No, explanation is also needed, so you can distinguish what is the real thing and what is not. Iš tikrųjų, yra poreikis tokių aprašymų, kadangi pagal tos aprašymus jūs tampat pajėgus atskirti, kas yra tikra nuo to, kas
imituojama. You may say, why should the diamond be put in the shop when there is so much tendency for people to come and steal it? Jūs galite, priešingų atveju, naudodamas tą pačią logiką, jūs galite sakyti, kad kam tada įvairūs deimantai patalpinami parduotuvės vitrinoje, jeigu visada yra tendencija vogti juos. Diamond is there because someone who is the qualified customer, he will come and purchase. Iš tikrųjų, deimantai patalpinami čia tam, kad dėl to, kad yra tikrieji pirkėjai, kurie ateina ir perka juos. Proper precautions will be made so that those who are not qualified do not come and steal it. Tačiau reikalingos tam tikros apsaugos priemonės, kad tie, kurie nėra kvalifikuoti pirkėjai, jie negalėtų ateiti ir apvogti. There is a great science to understand what is actually a diamond, what is imitation, what is good quality diamond, all these different things. Ir yra atskira mokslo rūšis padedanti nustatyti, atskirti tikrai deimantą nuo padirbtojo, nuo jo imitacijos. Apart from that, the acharyas, they themselves, they are relishing the mellows of advanced devotional service. Ir acharyos, jie patys junta tokios išaukštintos atsidavimo tarnystės ekstazės simptomus. So naturally they express that. Ir dėl to jie natūraliai juos išreiškia. Who are on that level, they can also enjoy that. Tie, kurie esti tam lygiai, taip pat gali mėgautis tuo. Just like Bhaktivinoda Thakur engaged his son, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, in printing books about devotional service. Panašiai kaip Bhaktivinoda Thakura liepė spausdinti knygas apie atsidavimo tarnystę savo sūnui Bhaktisiddhanta Sarasvačiui. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur asked him one day about printing Govinda Lilamrita. Ir vieną dieną Bhaktisiddhanta Sarasvatis pasiteiravo Bhaktivinodas Thakuros apie tai, ar vertėtų spausdinti Govinda Lilamrita, which explains the very intimate details of Radha Krishna's daily pastimes. Kuri savo raštu aprašo labai intimes Radhos ir Krishnos santykių detalės. So Bhaktivinoda Thakur said, yes, I give you permission. Ir Bhaktivinoda Thakura atsakė, taip, aš duodu tau tokį leidimą. You print 2 copies. Turėt spausdinti 2 egzempliorius. One is for you, Vienas tau, and the other you keep in the library. If there's someone in future who can understand it, you can keep it for him. o kitą laikyk bibliotekoje. Ir jeigu ateityje atsiras kažkas gebantis suprasti, tai atiduosi šią kopiją jam. So it's not that there's not anybody who may understand it. It's not that there's nobody who will understand it. Tokiu būdu tai nereiškia, kad niekas nėra pajėgus suprasti to. But these highly elevated scriptures should not be misused. Tačiau tokie išaukštinti šventraščiai neturėtų būti klaidingai naudojami. Aš norėčiau paklausti mokytoją, kokia jo nuomonė į Satya Sai Babos, kuris laiko save avataru. Satya Sai Baba, I don't know what the question is, but he's a rascal. I don't want to talk about him. Bas, finished. Aš dar neišgirdęs klausimo, nenorėčiau net pradėti jį atsakinėti, nes Satya Sai Babas, jisai yra apsišaukėlis ir dėl to aš norėčiau to ir užbaigti. He's not an avatar. Avatar means one who comes from the spiritual world. Jisai nėra joks avatara, kadangi žodis avatara nurodo tą, kuris nužengia iš dvasinio pasaulio. He has come to drag people down to hell. Jisai atėjo tam, kad vestų žmonės į pragarą. He is not God. He's a rascal because he called himself God. Jis nėra Dievas ir jisai yra niekšas jau vien dėl to, kad skelbėsi esąs Dievu. There's many evidences why he's not God. In fact, there's no need, but because people are so foolish, they need some convincing. Iš tikrųjų, nebūtų jokio poreikio kalbėti apie tai, bet dėl to, kad žmonės yra kvaili, egzistuoja visai eilė įrodymų, kad jis nėra Dievas. But one small evidence is that God is the most beautiful, so Sai Baba is ruled out because he's one of the most ugly people ever seen.
Ir vienas iš tokių labai paprastai suprantamų įrodymų yra tai, kad Dievas yra visų nuostabiausias savo išvaizda. Ir Satya Sai Babas yra vienas bjauriausių, kokius galime matyti. About a year ago, there was an attempt on so-called this Asatya, Mithya Sai Baba's life. Some people tried to kill him. Kažkur prieš metus jį buvo pasikesinta. They came with knives. Jie atėjo su peiliais. So he ran inside his room, locked the door and rang the alarm bell. Ir jisai taip pat išsigandęs išbėgo iš kambario, uždarė duris, užrakino jas ir paskelbė aliarmą. He was sitting in the room trembling. Ir pats drebėdamas sėdėjo kambaryje. So what kind of God is that? Kokios rūšies tai Dievas? If you want to think he's God, you're welcome. If you want to think he's God, you are welcome. Jeigu jisai nori galvoti, kad jisai yra Dievas, jeigu jūs norite galvoti, kad jisai yra Dievas, prašom. There's plenty of space in hell, so you can also take one of them. Yra tiek daug vietos pragare, jums irgi užteks. Because it is extremely sinful to accept a rascal who is not God as God. And those who do so, they must suffer for their sinful. Dėl to, kad yra labai didelė nuodėmė priimti Dievų tą, kuris juo nėra. Ir dėl to jūs būsite priverstas už tai atkentėti. Please study the books of Srila Prabhupada. Labai prašom dėl to studijuoti Šrilos Prabhupados knygas. Try to understand who is God scientifically. Pabandykite suprasti, kas yra Dievas moksliškai. You read this book from beginning to end. Jūs skaitote šią knygą nuo pradžios iki pabaigos. And if you read it with a cool head, then you should understand actually who is God. Ir jeigu jūs perskaitysite visą ją nekarštakošiškai, jūs be jokios abejonės suprasite, kas yra Dievas. Not from sentiment, not from dogmatism, but from clear, proper understanding. Ne remdamasis kažkokiais sentimentais arba dogmomis, bet tokiu aiškiu supratimu. People say so many things are God. Žmonės pasiruošia pavadinti Dievu kiekvieną. Why Sai Baba? There are dozens of people in India calling themselves God. Dozens of rascals. Tuzinai ir tuzinai žmonių Indijoje vadina Sai Baba Dievu. Atsiprašau, vadina save Dievu kaip Sai Baba. Kaip Sai Babas vadina save Dievu. Some people say that everyone is God. O yra ir tokių, kurie sako, kad kiekvienas esame Dievas. Some people say there is no God. O kažkas sako, kad Dievo iš viso nėra. Some people say that God is an old man with a long beard who cooks bread. O kažkas sako, kad Dievas yra tas, kuris turi ilgą barzdą ir kepa duoną. And if you go to heaven, you'll grow some wings and go to God's big bread factory. Ir jeigu jums išauktų kažkokie sparnai ir jūs nukeliautumėt į dangų, jūs galėtumėt aplankyti Dievo duonos kepyklą. So, for the first time in history of the Western world, real information is being given who is God. Dėl to pirmą kartą vakarų istorijoje buvo suteiktos tikrosios žinios, kas yra Dievas. If you want to know who is God, here is his picture. This is God. This is exactly what God looks like. Jeigu jūs norite žinoti, kas yra Dievas, tai štai jo paveikslas. He doesn't have all fuzzy hair around his head. He doesn't have all this hair all around like this. Jis neturi tokių baisių garbanų ant galvos. He doesn't have an ugly face. He's the most beautiful. Jis neturi bjauraus veido, jis yra pats patraukliausias. And if you don't want to accept Krishna just on my word, why should you after all? If you don't want to accept what I say, ir jeigu jums nepriimtina tai, ką aš sakau, then you study this book and understand. Tai studijuokite šią knygą ir suprasit pats. We have so many books. Mes turime tiek daug knygų. Not imaginary books.
Tai ne kažkokios įsivaizduotinos knygos. These books are given by Vyasadeva, who is the greatest authority on spiritual knowledge ever. Šios knygos yra parašytos Vyasadevos, kuris yra pats žinomiausias vedų autoritetas. He has presented all material knowledge and all spiritual knowledge with all philosophy, all reasoning as to cause and effect. Jisai aprašė visas įmanomas žinias, materialias ir dvasinės, paaiškinęs visas priežastis ir pasiekmes. And Vyasadev's verdict is accepted by all the great spiritual authorities throughout time. Ir per amžius visi vedų autoritetai priimdavo Vyasadevos išvadas. And nowhere in all Vedas, Puranas, Mahabharata, Ramayana, Bhagavad Gita, Vedanta Sutra, Upanishads, Bible, Quran, not one place will you find that it is said that Sai Baba is God. Ir niekur, kaip įdėmiai beskaitytumėte, jokiuose šventraščiuose, Puranuose, Vedose, Upanishaduose, Vedanta Sutrai, Mahabharatoje, Ramayanoj, Biblijoje, Korane, niekur jūs nerasite aprašyta, kad Sai Baba Dievas. Everywhere you will find it is established that Krishna is God. Visur jūs aptiksite tik tai, kad Dievui yra Krishna. So we are not such fools that we accept some cheap magician. Dėl to nesame kvailiais, kad priimtume kažkokį pigų magą. We accept who is real God, Mes priimame tikrą Dievą, who is creating, maintaining and destroying millions and millions of universes simply by his wish. tą, kuris vien savo troškimo dėka sukuria, palaiko ir sunaikina milijonus visatų. This is God. You should understand who God is properly. Tai yra Dievas ir reikia suprasti, kas yra Dievas. Visam aš Sai Babos nepažįstu. Bet ir jo avatarų nelaikau. He is thanking you for your elaborate answer, and he makes assurance that he is not a follower of Satya Sai Baba, and he not thought that Satya Sai Baba is avatara. He just asked to know What is the reasoning? Yes. Yes. So please study these books. Dėl to labai rekomenduotume ir prašytume skaitykite šias knygas. Otherwise there may be so many doubts. Priešingų atveju tiek daug abejonių iškils natūraliai. Naturally, pious people are attracted to Krishna consciousness. Natūraliai dorovingi žmonės pajaučia prielankumą Krišnos sąmonei. Pious people are attracted to this chanting, to the prasadam, to the devotees. Dorovingi žmonės natūraliai jaučia prielankumą atsidavusiems jų dainavimui bei prasadai. But to solidify our understanding of Krishna consciousness, we should study these books. Bet tam, kad mūsų simpatijos ir prielankumas įgautų solidesnį pagrindą, mes turime studijuoti šias knygas. He's asking, could you please tell something about yourself and that does the word Vikasha means also? Vikas means expansion or development. Vikasha reiškia ekspansiją arba išvystymą. About myself, well, Jogata Bichare Kichu Nahi Pai Tomara Karunasha. That we sung the other day. That Gurudev Kripa Bindu Diya. That if you examine, you'll find there's nothing there. But if there is anything there, that's all Prabhupada's mercy. That's all. Guru atsako Bhaktivinodas Thakuras žodžiais. Jeigu jūs studijuosite giliai, jūs pastebėsite, kad manyje nėra nieko vertingo.